atrandam laiko dvasiniam tobulėjimui, labai smagu. Ką mes šiandien toliau darysime? Kalbėsime, bendrausime. Tai gal kas turi kokių nors temą nori užduoti, kurią šnekėti. Ar klausimų yra? Geriau, kai šnekama yra aktualiai. Tai, kas yra aktualu, klausimus ar įduodamas temas, nėra geriausia. Aš čia moterim pirmenybę užduoti. Čia moterim. Užkraunat naštą. Na, tai užsakymai. Čia, kaip sako, gyvenimo mene yra tokie tylėjimo kursai, tai galim pabėgti. Valandam patylėti. Savotiška meditacija. Tai aš tada galiu paklausyti. Nu, va čia mes kalbėjom praeitą kartą apie, kaip netapti fanatikų, kad čia nereikia perlenkti lazdos su ta dvasinė praktika. Tai man kilo toks klausimas, tai gerai, reiškia, reikia neperspausti, neperlenkti, bet jeigu taip jau sau leisi kažkaip jau nereaguoti į tuos principus ar laisvai žiūrėti, tai greitų metų, manau, ir išnyks tas visas tikėjimas ir taip toliau, tai kaip rasti tą aukso vidurį, kur tas aukso vidurys ir kur tas balansas, tai gal gali pasakyti. Kaip žinoti, kur tas balansas? Daug kas sako, oi, pajausti turi širdį, man tas toks pasakymas pajausti širdį, tai jis man toksai abstraktus gali būti. Ten daug ar ne? Ten to širdį visko yra ir ten kartais nežinai, ar čia tavo protas tau sako, ar tavo širdis tau sako. Bet kaip rasti tą balansą, bet aukso vidurį, o gal jo ir nėra, o gal jo ir nereikia, gal reikia ieškoti, gal nereikia. Tas aukso vidurys yra randamas, kada yra pusrutuliai truputėlį subalansuoti ir smegenų. Ir čia kiekvienas atsakymas į klausimą yra tam žmogui. Gal kitam žmogui kitaip atsakinėčiau, dėl to atsakinėju Arnai. Ne, tai aš nenoriu, kad man. Ai, tai visiems atsakysiu. Žinau, visiems, kad būtų pritaikyti. Aš nežinau, gal čia kitiem neaktualu, bet čia išeinant iš to stovyklos tos, kur buvom per savaitgalį, tai man pratęsimas tas klausimas. Kaip šiandien laukia tam susirenka išminčiai ir viso žmonės labai užduoda klausimą. Iš tikrųjų, tai vis tiek tą patį pradėsiu sakyti, kad tokiu noriu rakursų pasižiūrėti viską, kada žmogus subalansuoja savo kairį ir dešinį pusrutulius, tai yra logika ir intuicija, tada jis gali išjausti savo koordinatas. Jeigu jis yra neišbalansuoja, jeigu veikia per daug logika, jis prisigautys teorijos ir sustruktūrizuos viską. Jeigu per daug veikia jausmai vėl nuneš. Bet yra problema subalansuoti savo emocinį pradą ir loginį pradą. Bhakti joga yra skirta praktiškai vyrišką, moterišką pradą balansuoti. Kuo mes labiau subalansuojam savyje vyrišką, moterišką pradą, tuo mes labiau galime išjausti aukso vidurį. O kaip balansuoti vyrišką, moterišką pradą yra atskira tema. Ar kalbėti tą temą? Kalbėti? Kada tai vyksta, iš tikrųjų yra kanalai atsakingi už tos pradus, yra Ida, Pingala,
Tai du kanalai, vienas atstovauja vyrišką pradą, kitas moterišką, Ida ir Pingala. Du nerviniai, reiškia, tokios du nerviniai centrai, kuriais teka gyvybinė energija ir skaitosi, jeigu šitais vamzdeliais jie eina per visas, reiškia, išilgai tai vingiuojasi. Ir jeigu juose yra subalansuotai teka, cirkuliuoja gyvybinė energija, prana, žmogus yra susibalansavęs. Dabar tai yra nerviniai, tai yra kaip tokios, pasakyto, žarnelės, tiubelės tokios, ne, kuriuom teka kaip venos, teka kraujas, taip ir ten teka gyvybinė energija. Ir jeigu ten gražiai cirkuliuoja jinai, žmogus yra pusiausvyrai, jis yra nei vyras, nei moteris. Jis yra... Ono. Ne ono, ne ono. Ono tai yra, kurie visai neišugdė nei vyriško, nei moteriško, tai jie tampa ono. Kada yra vyras, moteris, jis tampa cielas, tai va, kaip prastai, tai yra cielas, kiniečiai tai pusiausvyrai. Tai dabar daug problemų bhakti jogai kyla dėl to, kad yra seksualinė energija nesukontroliuojama, pradėjai nesubalansuoti. Tai žmogus turėtų būti labai sąžiningas, rekomenduoja būti labai sąžiningu. Ir labai gerai nustatyti, kaip mes vakar šnekėjom savo toj ant termometrikos, kiek jam reikia priešingos lyties energijos arba tos paties lyties energijos. Moteriškui vyrui gali reikėti vyriškos energijos, vyriškai moteriai gali reikėti švelnios moteriškos energijos. Ir taip draugai pasiskirsto praktiškai dažniausiai ant šitų momentų. Vyriška moteris turės moterišką moterį kaip draugę, vyriškas vyras moterišką vyrą. Ir tiesiog kitaip jie nesusilips, jie turi pildyti vienas. Arba poroj vyriška moteris moterišką vyrą, vyriškas vyras moterišką. Taip papildosi, balansuojasi. Tai visų pirma, sąžiningai nuspręskim, pastebėkim save, kaip pas mus reikalai su šitai energija, nes čia yra vienintelis ir trukdys bhakti jogai pasiekti tyrą meilę, tai va šitas ir yra. Mes nesam sukontroliavę savo seksualinės energijos. Ir kada žmogus tai supranta, jisai vardan to, kad apsikaustytų save principais visokiausiais, jisai ieškosi, kaip balansuotis. Ir kada jisai susibalansuoja vyrišką ir moterišką pradą, jam tada natūraliai jisai suvokia, kaip praktikuoti bhakti jogą. Jis natūraliai tai jis jaučia, nes suprantat, kažkur nešioja mus. Kodėl mes negalim išjaust, tai reiškia trūksta intuicijos. Taip. Logiškai sudėlioja per paskaitą, tas. Bet pas jūs yra logika, stipriai, šiuo atveju išbrėžta. Bet daug mąstat, negalit atsijungti, negalit pajausti tavęs. Skaičiukais tai skaičiukai eina. Intuicija reikalinga, geriau formuluoti klausimą, kaip intuiciją ugdyti. Intuicija ugdosi prašiausiai įdėmiai kartuojant šventą vardą ir stengiantis atjungti protą, stengiantis mažiau klausyti paskaitų. Jūs daug labai klausot, labai daug informacijos aptaruot. Čia ne akademinė visuomenė. Akademinė visuomenė mes turim daug gauti informacijos, kad pasiekti kažką. Bhakti jogai informaciją reikia labai ribot, nes jinai yra dinamitinė ir jinai gali per daug įnešti mąstymo. Kai yra per daug mąstymo, sunkiai praktika sekas, nes kartu įmanoma ir mąstai. 108, ką reiškia 108, 108 blogas, kas yra gobė, gobė yra dvasinė pasaulio, gobė, kas yra dvasis pasaulis, tai yra anapus brahmantos, anapus visatos, ir prasideda eiti, suprantat? Ir kokia čia malda? Čia yra kompiuteris, žinot, kai kraunasi, pavyzdžiui, eina tos raidės, va čia, mūsų meditacija. Dėl to balansuokim žinias, paskaitas ir kirtaną. Kirtanas yra duotas išmest žinias. Ir po kirtano lieka tik tos, kurios lieka žinias, kurios yra, o visas kitas išeina. Paskaitos duotos įsikvėpti kirtanai. Jeigu tu turi skonį šventam vardui, nereikia tų paskaitų. Paskaita knygos yra skirtos tam, kad įsikvėpti tarnauti. Jeigu tu turi įkvėpimą tarnauti ir kartu šventą vardą, gali mažiau skaityti, daugiau kartu. Prabhupada pasakė, knygos yra komentaras Hare Krishna mantrai. Buvo, pavyzdžiui, pas mane metas, kai aš labai daug skaičiau, labai daug klausau.
ir buvo metas, kai labai mažai skaičiau ir labai mažai klausau. Reiškia balansą. Tiesiog susikaupė ir tiek susikaupė, kad supratau, kad reikia juk ir praktikoje kažką jau taikyti. Ne tik ten nuo šitų kėdžių visokių ir fotelių altoriniais vaikščiotis, ten tas pasakyta, tas praktikoje kažką. Ir kaip man nulėmė, kaip man nukonkuravo mantra žinias, kaip nukonkuravo per gyvąją patirtį. Kartuoji mantrą, gauni gyvą patyrimą, ir tas gyvas patyrimas yra, tu suvoki savo lygį. Pavyzdžiui, tavo be jokio analizio ateina, parodo, va čia tavo lygis. Ateina iškart informacija, kiek džiapas, kada keltis, kada mėgot, kiek bendrauti, kiek skaityti. Cint! Kaip sako, insightas, ne? Tai su sąjunga, kaip sako. Anglikonizmai visokie, insightas. Cint! O kaip būna žažai gal, irgi lietuviškai šimtuvėj savo. Kaip iš taboje kalba. Cint! Bet, pšt! Ir viskas, ir nušviečia. O jeigu jūs analizuosit, koks šiandien trintis, kaip čia pastum, kokią dydžią pareguliuoti. Tai vat, Hare Krishna mantra, kai mes gėdam, bet kodėl gėdant, kai kam buvo nuobodu gėda, taip? Buvo nuobodu ir keitėsi pozos kūną, taip. Sako, jau reikia. Dėl to, kad protas neatsijungia. Protas mąstymai eina, ką dariau, ką darysiu, ką jis man pasakė, kaip čia kas, tai spalva geltona, balta, kas ant stalo kompas, koks spalva, čia toks virtuvė, kur. Tai vat, eina tas. Tai va, tai reiškia, kad mes dar turim su savo protu dirbti. Kada protas atsijungia, tada kirtinas kaip upė pasileidžia. O protas yra kaip užtvanka, neleidžia tekėti. Tai kada mes kalbam balansą, kaip aukso viduriuką, yra loginis aspektas, kada tu gali logiškai desianalizuoti, ir yra intuityvus aspektas. Tai logika turi sutapti su intuicija ir intuicija su logika. Moteris daugiau intuicija vadovaujasi ir nugrybauja per intuiciją, vyrai daugiau logika vadovaujasi ir nugrybauja per logiką. O jeigu vyras ir moteris abudu gražiai viduje gyvena, jie susikalba. Vienas sako, aš jaučiu, kitas sako, aš galvoju, jie susitarė tarpus. Jausmai su logika. Labai sunkiai supranta vienas kito kalbą, bet vis tiek susitarė. O jeigu vienas ten matematikas, o kitas poetas, taip ir vienas. Viduje yra ir matematikas, ir poetas. Yra ir labai švelnios, jautros pusės, ir yra grubios pusės, vyriškos. Tai bet geriau, čia, kaip pasakyti, čia tik pamąstymas, aš nenoriu atsakyti kažkaip. Čia pamąstymas yra. Pamąstykim balansą, pažiūrėkim, kaip šitame, kaip medis svyruoja. Medis yra tobulam balansą. Jo niekaip neįmanoma išvesti iš pusiausvyros medžio. Jis į kairę, į dešinę. Ir svarbiausia, kiek į kairę, tiek į dešinę palinksti atgal. Matėt, kad grįžtų medis savo poziciją, jis turi palinkti, jeigu į kairę 30 cm palinksta, tai jis turi būtinai 30 cm po to į dešinę link, kad grįžtų į vidurį. Jis visą laiką grįžta į savo koordinatę ir niekad neskrenda kaip raketa į dangų. Jis grįžta į savo koordinatę. O mus palenkė į kairę, į negrįžo. O ką reiškia palenkė? Pasakė kažkas, tau reikia kartuoti daug mantros. Palenkė į kairę ir tu, kadangi nežinojai, nebuvai savimi, neatsimeni savo pėdsako koordinatės, palinkai, nežinai, kur grįžti. Galvo, o dabar mano toks stuburas ir kreivas. Po to dar palenkė, ir va tai, Haribol, kaip sekasi. Tada atėjo kažkas trenkė į galvą. Kol ištiesina, žinau, kaip stuburas sunku tiesinti. Va, tai nepadarykim savo bhakti jogos stuburą sukrypus. Nes po to reikės ant stalo, masažiukai, atpalaiduoti reikės. Būkim laisvai. Praktikuokim laisvai. Nereiškia, kad tenginkimės laisvai. Praktikuokim laisvai. Jauskim svai. Ir žiūrėkim balansą tarp paskaitų ir kirtimų. Bet jums tai reikėtų mažiau paskaitų. Konkrečiai. Čia reikia praleisti namą. Ne, kodėl? Tai čia ne paskaita, čia pokalbė, čia intuityvas eina, čia ne logika.
Eikit, tai yra suderinti. Nesvarbu, bet jau kaip klausyti, reikia ne tik klausytų, bet ir knygos skaityti, tai iš ryto šeima bala tam, vakare bala gada. Pas jūs žodžio iš raidės labai daug, o tai rodo logiką. Kai yra žodis reikia, reiškia aš nejuntu. Reikia. Ne? Ir darai. Reikia dabar tą, reikia. O kur tu? Reikia. Manęs nėra, nes reikia. Ne? Tai kur mes? Tai ne tik reikia, aš ir pats noriu. Nu, tarkim, skaityti. Tai skaitykite. Tai neskaitysi romanų kažkokią nesąmoningą. Bet ne. Va, matai, nesąmoningą. Nu, tai kad jau atsibodo tie romanai, kiek ką mes. Skaitykite apie Sitą ir Ramą romaną. Vadinasi, Ramajana. Skaitykite, ten yra labai daug emocijos. Ten yra apie dharmą, apie pareigos atlikimą. O Namata yra suderinta. Yra kirtanas ilgas, pokalbis. Derinta. Bet sakau, žiūrėkit šitą savo informacijos krūvį, nes brahmaniška prigimtis, kuri pas jūs yra mokslininko prigimtis, jie paslysta ant informacijos kaupimo. Jie turi subtilų kūną, kuris yra išlavintas kaupti labai didelius kiekius informacijos. Ir jeigu jie neriboja informacijos, jie praranda save, jie gyvena informacinėme lauke. Kaip, pavyzdžiui, žmogus, kuris pastoja sėdi prie interneto ir pamiršta save. Jis visą susideda iš Facebooko, iš YouTube'o, iš Gmail'o, dar iš kažkokių ten torrentų ir taip toliau. Bet dabar kšatriška prigimtis, kita, jie linkia ne žinias kaupti, bet veikti. Jie negali sėdėti vienoje vietoje. Laksto, bėgioja, reguliuoja, kontroliuoja ir taip toliau. Čia nemažai žmonių kšatriškas prigimtis. Tai va, jiem paskaitos biški, kaip sako, aistramai. O jums reikia atvirkščiai daugiau judėti, gamtoj būt, pirmą čakrą stiprinti. Lankstytis, kvėpuot, to nedarot. Ir net neklausęs galiu pasakyti. Tada ir tada dings tie visi. Pajausit balansą. Pirmą čakrą yra balansas. Balansuojat, susitvirtinat ir jūs jaučiat, kiek reikia to, kiek reikia. Tvirtas, kaip garmoškė. Nei dešinė, nei kairė. Nežinau, pakilus ar dešinė. O mes čia, atsidaimas Dievui, pakėlė rankas ir krentam. Bet jeigu tu pakėlė rankas, tu turi žinot, kad ir kojas turi. Kojas pakeltas tik kitą kryptim. Kojas tvirtai, rankos tvirtai. O čia kojų nėra, rankas kaip aitvarą nuneša. Skrenda bankas, Maja, vieną, tada, dabar skrido Annas, patačiau. Ir po to reikia analizuoti, kaip ten kur, nes, o kaip tu tada analizuosi, jeigu tave nuputė ten 10 metrų viršų, ten analizuoji, koks tavo ten balansas, ten vienoks balansas, po to nuputė 5 metrų žemynė, vėl kitas aukso vidurys. Įsižemint. Čia toks pamąstymas, nes pastebėjau tokią tendenciją, kažkokią tokią gyjanos tendenciją ateina. Žinių. Jis yra gera, bet nereik perlemt, kirtanas labai svarbus. Iš kitos pusės, jeigu vien kirtaną užakcentuoji, tampa kas? Sentimentalizmas prasideda. Rėkoja, šūkoja, laksto, viskas gerai, bet biškai reikia ir suvokti, kodėl tu ten giedi. O ne tai, kad aš ateinu atsipalaiduoti čia, pasitusinti. Ne, tu turi suvokti. Tai va, balansuokim. O kad pajaust kur ko, tai visų pirma, siūlau dažniau gamtoj būt. Užtenka gamtoj būt reguliariai, jūs pajausit. Jūs gausit gebėjimą pajaust. Jūs subalansuos. Ir pajausit, ko jums dabar reikia. Kirtano, ar žinių, ar bendravimo, ar prasado. Taip. Tai aš siūlau derinti ir logiką, ir intuiciją. Geriau eit knygų patį. Dėl to, kad kažkas taip pasakė. Todėl, kad gali pajausti labai gerai žmonės, gali pajausti labai gerai pasaulį, kokiam gyvenimui. Jo, čia labai dažnai. Aš žinai, kai perėjau pro Stoties rajoną, tai pamačiau. Ne, bet šiaip pagalvojau, jeigu aš platinčiau, kokie žmonės suktų čia aplink Stoties rajoną. Tai... nežinau. Nu, tai greitai, taip tave nuleidžia ant žemės, kokie žmonės, pastebėjau labai pikti, čia Stoties rajoną.
matot, va, visas rezultatas pikti. Tai vat supraskit, kad norit, jeigu platinti knygas, tai reikės būti labai geram įsižeminime, nes jie kaip tą medį. Ten gali būti taip, kad išraus su šaknim. Fizinė kūną stiprinkite. Gamta, kvėpavimas, mityba. 3 dalykai. Gamta, kvėpavimas, mityba, mankšta. Tingi, va matote, nunešus vėjas. Nuneš. Pro langą išneš iš kambario, viskas. Čia labai rimta, tai labai svarbu yra. Čia tiek pat svarbu, kiek džempą kartuoti, ir kiek knygas skaityti. Tai lygiai tiek pat šitame etape. Na, tada paskui klausimų. Nu, aš galiu. Aha. Sakykime, vakar buvo apie dharmas kalbėjau. Nu tai gerai. Dharma tai čia yra materialiam, jo? Tai jo. O sanatina dharma tai čia yra amžina pareiga. Sielos pareiga, jo. Jo. Sanatina reiškia... Tai gerai, bet tarkim, aš turiu tokį klausimą. Jeigu žmogus, gerai, jis pavyzdžiui muzikantas yra, jisai žino ten pavyzdžiui savo kaip dharma, jo? O tai yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, nu, nežino tiesiog. Tai ką? Kaip? Reikia individualiai išnekėti ir galima kažkiek tai pamatyti tą psichofizinę prigimtį. Tai reiškia, kiekvienas žmogus turi savo kūnio, subtilaus ir grubaus kūno prigimtį. Pagal tą prigimtį profesija yra čia parenkama. Tai va, tai astrologas tai gali pažiūrėti geras, galima šiaip iš tam tikrų požymių sprendti, kokia yra prigimtis pas žmogų. Ir tos prigimtis tai ką? Galiu trumpai apibūdinti. Yra šudros prigimtis, tai yra žmogus, kuris sutvertas paprastam darbui. Yra maišyje prigimtis, tai yra žmogus, kuris sutvertas verslui, žemdirbystei, prekybai. Yra kšatrijo tipas, tai yra žmogus, kuris sutvertas valdymui ir aplinkinių globojimui. Ir yra brahmana tipas, kuris sutvertas mokymuisi ir mokymui kitų. Dabar šudros tai yra darbininkai, fabrikuose, statybininkai, amatininkai, menininkai dalinai prieina prie šudriško tipažo. Vaišijai tai yra šitie irgi amatininkai, verslininkai, žemdirbėjai. Jo, amatininkai irgi prieina. Amatininkai yra vaišė šudra, va tas. Jūs nesigaskit to žodžio šudra, čia ne šudas yra, čia yra tiesiog prigimtis ir nereikia čia. Nes daug kas, kai išgirsta vaje, aš tikrai nešudu. Labai retai, kada žmogui išgirsta, jis pasakytų, aš toliau kšatriška prigimtis, tai yra policininkai, kareiviai, menedžeriai, vadovai, politikai, vat visi šitie dalykai. Ir yra brahmana prigimtis, tai pedagogai, dėstytojai, mokslininkai, poetai, filosofai, kurie dirba su mokovu. Dabar kaip juos išsidėti? Šiais laikais labai yra daug maišytų. Pavyzdžiui, gali būti brahmaniškas žmogus, intelektualas, su polinkiais į verslą, arba su polinkiais į valdymą, arba su polinkiais į meną. Gali būti kšatriškas žmogus su polinkiu į verslą, aiškiai kšatrė vaišė, su polinkiu į meną. Pavyzdžiui, tokia Angelina Jolie, tai yra kšatrija su šudra. Nevaldinga moteris, nepasakysi, kad ten. Dabar, ar ten, pavyzdžiui, kas dar, aš nežinau, dainininkai. Madonna. Kas? Madonna. Madonna, jo. Bet jis. Arba, pavyzdžiui, yra verslininkai, kurie yra kšatriai, vadovai, bet jie turi verslo gyslelę, tai jie sukuria labai plačiai tą verslą. Arba yra brahmanas iš su verslininko, tai jisai labai daug idėjų generuoja, bet pats įvykdyti labai negali, sunku jam. Jis yra minkštas, nes daug kaupia žinių, jis ten daug žino, bet kai reikia padaryti, reikia šatą, jinai reguliuoja, pastato į vietą, bendrauja taip. Tai va, pas visus skiriasi bendravimas, atsakomybės laipsnis. Pavyzdžiui, kuo eina šudra mažiausiai, gali atsakomybės priimtis tik už save ir savo šeimą priema. Vaišės priema už save ir savo firmą, bet jeigu firma labai išsiplečia, nebegali valdyti firmas. Toliau kšatrijas gali prisimti už visą valstybę, tai yra jau vadovas statas, o brahmanas gali prisimti už visą visatą.
nes jis ir kšatrija valdo, jis patarėjai būdavo. Bramanai tie, reiškia, mokytojai būdavo šalia kšatrių sėdėdavo, kai kšatrijai užsiputodavo, kas labai dažnai vykdavo, nes labai daug aistros, jie sakydavo, jis savitvartos daugiau ir sako, čia reikia balansą pažiūrėti, laikyti. Bet jie neįpareigoti valdovai būdavo klausyti bramanų. Bet bramanai tiesiog jie patarimą balsą turėdavo. Jie nevaldydavo, jie patardavo. Ir jie neprisirišdavo, kad jų klausytų. Dabar jeigu jau kšatrijas grybaudavo, visai jau valdovas susirinkdavo bramanai ir jį su savo bramaniška jėga, su dvasinė jėga paslinkdavo nuo sostai. Paslinkdavo tai reiškia, kartais nužudydavo su savo prakeikimu. Pasimdavo tokį šniūrą, apsiviniodavo ir pasakydavo mantrą. Ir vat yra Šrimad Bhagavata pasakė hum tokią mantrą ir numirė tas karalius. Su savo psichinė jėga, tokia jėga. Nes tas karalius jau demonizmas, jie matė, kad jiem leidžiama paskutiniu atveju, kai jau nebeklauso valdovas ir visus skriaudžia, jis ten pradėjo drausti religiją, dvasinę praktiką, valstybė susirinko, hum pasakė 3 žodžius. Žinau, kokią jėgą turėjo išminčiai. Kšatriai kokią jėgą turėjo mistinės galios turėjo. Jie kaudavosi ne tai, kad ten su kokiu pistoletu, ten pich. Ar ten jau kaip šaudo pas mus, tai net neišlaiko kratos ir patys atsikėl kalašninkų vidinų. Ten kaip Arjuna demonstravo, reiškia, įeinant Dronačariją į... Dronačarija buvo karališkojo dvaro kovos menų mokytojas. Jis buvo brahmanas. Bet matomai su tokiais kšatriškais. Jisai, reiškia, susirinko sostinėje visi žmonės, sostinės žmonės, į areną, daug tūkstančių. Ir išsiveda Dronačarija, ateina visas baltas kaip kalnas, apsirengęs baltais, balta barzda, plaukai. Reiškia, jis išsiveda savo mokinius jau pačius kiečiausius. Ir tie mokiniai pradėjo demonstruoti, ką jie gali, kaip kariai. Ir Arjuna, reiškia, demonstravo, ten paleisdavo visokius ginklus mistinius, kur, jau mistinės galės demonstravo. Arba jis atsirasdavo, išnykdavo. Atsiranda vienoje vietoje, išnyksta, atsiranda kitoje vietoje, išnyk, visi tai matydavo. Ir po to į areną, reiškia, pas kšatrius tai visą laiką yra intrigos. Visą, kur kšatrius visą laiką intrigos yra. Nes ten šlovė, garbė, ten kilnumas, tai visi ten. Ir štaigi ateina kažkas į areną, ten aprašoma Habhartai, spindintis visas kitas kšatrijas, nekviestas visai, parodyt, kad čia aš irgi galiu. Ir aš visai ne iš karališko domo, bet tai jisai buvo gimęs iš saulės dievybės, tai jis su šarvais gimė auksiniais. Ir atėjo ir Arjunai pademonstravo savo galės ir iškvietė, davai, sako, kaunamės. Bet saulė pradėjo leistis, Dronačarija sako, gailės. Pamatė, kad ten turbūt pusė tribūnų neliks po tos kovos. Tai va tokios va istorijos, kšatriai galėdavo, pavyzdžiui, pavogti. Bet jeigu neleisdavo tėvas ištekėt dukrę, atvažiuodavo, pasigrobdavo. Arjunai ten pasiėmė Subhadrą, šykšti viešimą, jau. Tai va yra prigimtis ir jeigu žmogus tokios prigimties, jis turi suvokti, kur yra pliusai, kur yra ant ko jis gali paslysti. Vaišiai taip pat, ten tik tai piniginė praktiškai. Jie gali daug žinių gauti tik dėl to, kad daug uždirbti. Jie gali kultūringai elgtis tik tam, kad tai naudinga. Vaišėms patikėti valdymą yra labai blogai. Jie išsunk žmonės iki viso kraujo. O dabar valdo pasaulį vaišiai. Bankininkai. Mes matom, kaip išsunkia žmonės iki pat galo. Kšatrijas jis turi ką? Jisai turi tokią sąžinės balsą, jis gali visus turtus atiduoti, kad tik jo pavaldinys, arba tai, kad tą, kurį jis globoja, išliktų saugus. Jis pasiaukot gali, o vaišės yra be galo egoistiškas. Dėl to vaišėm reikėtų labdarą teikti, kad jį tą egoizmą valytų. Čia galima visą seminarą duoti, aš tik trumpai tai perėjau. Pagal atsakomybės laipsnį, pagal geismo laipsnį, nuo šudros mažėja potencialiai, atsakomybės laipsnis didėja, savitvartos laipsnis didėja. Šudra iš tikrųjų pagal psichofizinę prigimtį turi mažiausiai kvalifikacijos. Dėl to jis dirba parašiausią darbą, kuris surištas su kūnu arba su emociniu planu. Nes kaip sako? Kūrybininkai prie šudro. Ne, yra įvairios ten sluoksniai, pavyzdžiui, būdavo brahmanai, menininkai, kurie dvasinę kūrybą užsimdavo, giedodavo dvasinius tos tekstus arba dvasinę tapybą, bet jau kur eidavo tokios linksmybės, linksminimai.
tai būdavo prie šudrų. Tai yra visokie šokiai, muzikavimai, tokie linksminimai. Nu, pramogos. O bramanai tai, reiškia, užsiimdavo daugiau deklamavimu, reiškia, poeziją, muziką irgi užsiimdavo, bet jie jau, reiškia, susėdavo tos dalykus, imdavo dvasinius, sakralinius tos tekstus visus daryti. Dėl to negalima sakyti vienareikšmiai, kad muzikantai yra šudai. Ne. Ir būdavo, ir tie užsiimdavo. Pavyzdžiui, kšatriai užsiimdavo, rašo, princesės išmokdavo šokio, muzikos, meno. Grakščios eisenos, gestų, moteriškų ten meno. Ten visi menai prašyti, labai įdomus, yra 64 menai, kuriuos išmano Šrimati Radharani. Ir ten eina labai daug menų, pavyzdžiui, girliandų vėrimas, tenais puošimasis gėlėm, kvapnių tenais aliejų ruošimas, visokių menų. Ir moteris įvaldydavo juos ir būdavo tikrai moteris. Kulinarijos menas. Čia tai skleidžia moterišką pradą visi šitie menai. Jau vyrai, aišku, užsimdavo tais menais, bet vienareikšmiškai pagrindė tai vis tiek tokie žemesnio lygio menai būdavo daugiau. Nes ten yra emocijos, ten yra intrigos, reiškia. Ir galim pažiūrėti, kad žmonės, kurie užsiima menais žemesnio lygio, jie nesikontroliuoja, ant emocijų gyvena. Skiriasi tokiasi, ten geria daug, rūko, svaiginasi. Bohemos pasaulis. Dabar mes turime ne tik menininkus padegradavusius, turime kšatrius degradavusius, kurie valdo ir kitus skriaudžia. Turime bramanus degradavusius, kurie užsiema mokslu ir po to perdega ten smegeninę ir pila ten 2 savaitės, ne? Turim vaišius degradavusius. Žodžiu, visos kastos dabar, prigimtis yra labai degradavusios stipriai. Ir Krišna sąmonėj, kas vyksta, žmogus, kai ateina su savo prigimtį, jam išgrynina tą prigimtį. Ir jeigu jisai yra mokslininkas, jis tampa švarus mokslininkas. Jeigu jis yra vadovas, jis pradeda vadovauti remdamasis dvasiniais principais. Jeigu jis yra verslininkas, jis pradeda aukoti, remti, supranta, kad reikia labdarą daryti. Jeigu jis yra paprasčiausiai darbininkas, jisai sąžiningai pradeda dirbti, atsisako alkoholio ir taip toliau. Ištaiso, išvalo tas prigimtis. Tai kas vyksta su bhaktais, atėjusių žmonės pradėjusiais praktikuoti, kas atsiranda? Pas juos atsiranda gryninimas. Gryninimas etapas, kurį mes vadinam iš V raidės, valymo agentūra, darbus savo pradeda ir jau ten kratomės, ne kurį laiką. Valo, atrodo gal ne. Tai valo mūsų prigimtį. Dėl to, prieš pažindami savo prigimtį materialę, kas aš toks? Reiškia, pirmą mūsų išvalo, po to mes pažįstam prigimtį ir tik po to mes galime artėti prie savęs, kaip prie sielos. Nes siela nėra nei brahmanas, nei vaišės, nei šūdas. Siela yra transcendentinė šitiem dalykam. O čia subtilus kūnas yra toks, mūsų psichika, tam tikrai veiklai, sutverta pagal mūsų troškimus iš praeitų gyvenimų. Negalvokime, kas turi profesinių troškimų, tai yra troškimai iš daugelio praeitų gyvenimų. Mokslininko troškimo, aš noriu žinių, ne? Taigi jie eina iš praeitų gyvenimų, verslininkai, kurie nuo pat paauglystės jau nori babkės ką, tai eina iš praeitų gyvenimų. Tai yra egoizmo formos. Vienas savo egoizmą tenkinasi per ką? Per žinių kaupimą ir didžiuojasi žiniom. Koks aš protingas, gerbiamas profesoriau, gerbiamas dėstytojų mokslų daktarė. Kitas, ką kaupia, reiškia valdžią, šlovę. Kšatriai, įtakos zonos, ne, ten mafiozinė struktūra. Taigi kšatriai, visos klanų galvos tai yra kšatriai, ten nepabūsi ten. Mano zona, tavo zona, mano įtaka, mano prestižas, tavo čia, kaip sako, mano vardas, tavo vardas, tokie prasideda. Tai jie didžiuojasi valdžia ir jėga. Kas daugiau kam duos snukį, kas geriau valdo, kas turi daugiau pavaldinių, kas geriau tvarkosi, kieno labiau klauso. Tik pažiūrėkit, visą amžių, visą tūkstantmečiais kovos vyksta, kšatriai negali nurimti. Jie mažai, imperijos, susidaro skyla, dabar mes turim globalistus, ne? Kurie nori viską valdyti, jau kalba apie naują pasaulio tvarką. Reiškia, bus vienas parlamentas, viena tvarka, viena valiuta, viena kalba, viena religija ir kažkokia saujelė žmonių valdys. Jie negali ramiai miegoti. Lygiai taip pat ateina į Krišna sąmonę, kšatriai padegradavę, vėl pradeda karai, čia mano zona, tavo zona, mano žmonės, tavo žmonės. Taigi aš girdėjau vieną į prezidentą, reiškia, tokia istorija, čia vienoje šalyje, reiškia, vienas prezidentas išvažiavo šventyklas. Į Indiją atvažiuoja, žiūrėjau, kitas prezidentas. Nuvertė, suprantate? Kšatriai, blemačkai, bajeriai. Kur visur, suprantate, eina į parlamentą. Tai jie didžiuojasi, tai jau vaišės didžiuojasi savo storumu.
pinionzo. Kas daugiau turi, ne? Vaišiai atkreipia dėmesį į daiktus, kokie tavo akiniai, kas ten užrašyta, aha, Versace, koks rankinukas, kokie batai, firminis, nefirminis, suknelė, ten mašina, kokie... Jie labai žiūri daiktus, labai prie daiktų prisirišė. Prie daiktų, prie pinigų. Tai jie didžiuojas tas, kuris turi daugiau daiktų ir kokybiškesnių, jis yra kietesnis. Žiūrėkit, ateis pas verslininką, viską žiūri, laikrodį žiūri, kostiumą žiūri, batų žiūri, mašiną, su kuo geresnė mašina, tuo rimtesnis. Visos yra visas jau kitai pasaulis. Šatrės jisai gali, kaip sakyt, jie susitinka, jie nesusikalba tie žmonės. Vienas apie varnas, kitas apie povų. Ir tai vat, vaišės jisai didžiosios egoizmą tenkins per pinigus. Jis ten dar 10 inkarnacijų neišleis tiek, kiek sukaupė tiek pinigų, bet jis vis tiek laikys tas turtas. Jiem ten plyšta širdis, jau kaip būna nusišauna, ne verslininkai. Vat jau ne milijardas, bet vat pusę milijardo. Ir viskas. Nebegalės palaikyti savo standartas. Vilą Australijoje reikės parduoti, vilą Maljorkoje, vilą Ispanijoje, jau nebegalėsiu 3 vilų. Nekas. Blogai labai jis. O šudros, kuo, reiškia, didžiuojasi, kas stipresnis, kas daugiau dirbt gali. O aš, sako, galiu kas 12 valandų griovį, o aš galiu ten, 13 valandų. O, tai tada kas. Bet sakau, negalvokit, kad jeigu jūs dabar užsiimat fizinį darbą, kad jūs šudros, labai dažnai būna kšatriai, eina į statybas, askezės mėgsta, jiem nepatinka, bet jau užsikalt pinigų eina, tokia askezė priima. Čia, žinokit, aš tik pasakiau, stalčiukus, tokius prigimtis, bet jūs savo dabar čia netaikykit gerai. Čia reikia individualiai šnekėti, ten dažniausiai yra viena dominuojanti ir yra potėpis. Labai grinolių labai reta rasti, grinolių. O kad būtų grinai brahmaniškas arba grinai kšatriškas. Pavyzdžiui, tai tokias spec padalinius, tai tikrai jau grini kšatriai išgrinti. Arba į mokslininkus, kurie dakyla iki profesūros, bet jau į tokias, kurie aukia tikrai tos prigimties, kur jeigu bus net potėpiai išlėksi. Eina brahmanai. Pasiekia daug finansuose, kaip ten Varinas Buffetas, ne, šitas investuotojai, jie yra grynintos ir jie daug pasiekia, nes jie pragryninti. Kodėl pragryninti? Tai yra gera karma, jie prasigryninti. Būtent tam tikri troškimai. O jeigu labai daug troškimų, reiškia neprasigryninęs. Ir valdyt nori, ir mokslo nori, ir pinigus daryti nori, nes valdyt ko nori. Reiškia yra dar nepragryninta. Tada ir keičia, ne, kai surašo stojant. Dizainas, verslas ir psichologija. Viskas, sakytum. Ir dar programavimas. Aš atsimenu, kai aš pildžiau, tai taip ir pildžiau. Nors aš žinau, ką aš noriu, kad truko man ten balų. Tai reikėjo, ten sako, minimum ten kažkiek turiu užrašyti. Tai va tokia durnizmas vyksta. Ir vaiką jau reikia koreguoti, jau randi prigimti, ką tėvų pareiga yra. Dharma sanatana dharma, pastatyti vaiką į amžiną pareigas ir pastatyti į materialinės pareigas pagal jo specifikaciją. Ištirti, kokia jo prigimtis ir jį skatinti į tą keliuką. Tai va, jau darželį tai turėtų būti daroma. Aš kai buvau Indijoj mokyklai, jau tokioj rimtoj. Pėdiniai mokyklėliai džiunglėse ten iškart vaiką ima, prieš primant iškart horoskopą daro ir žiūri, ar iš vis jis ten galės būti. Ir nustato prigimtį, va tą varna, vadinasi varna. Prigimtis psichofizinė vadinasi varna. Iškart nustato ir jam tik tam tikras disciplinas duoda. Su kitais nemaišo. Ir viskas, ir jį orientuoja to keliu. O pas mus to nėra, dėl to, vat, ir Prabhupada sakė, mokyklos yra skerdyklos. Ir pasakė tiesiai, nebijojo švietimo ministerijos visų. Sakė, mokykla yra skerdykla. Ten tu viską turi zubrint, tau nieks nepadės ten suprast tavo prigimties. O tai kaip teisingai elgtis, kad vaikas pasirinktų tą būtent? Garsiau kalbėti. Kaip, sakau, teisingai tėvams elgtis, kad išryškinti tą prigimtį? Jūs turit vaikui parodyti ant jo pačio veiklos požymių, kaip veidrodį, kad jis yra va šitos prigimties. Ant jo pačio gyvenimo. Vaikas sako, man sunku mokytis, dažniausiai sunku mokytis yra kšatriškos prigimties vaikam, jie nenusėdi vietoj. Jie ten sėdi, kybina kažką daro, jie geriau prasisuks ten, susiorganizuos, špelės kokias. Brahmanišką vaiką atspėsi nuo to, kad jis sėdi ir mokosi. Bet čia nereiškia, čia tik tam tikri, čia nebūtinai, kad gali ir kitų prigimčių. Aš tik taip sakau, kad ir kai jis ateina ir sako, man reikia judėti, sakau, bet tai yra prigimtis.
yra, kurie labai mėgsta judėti, tai vakšatai. Jie negali realiai fiziškai, jie daug krūvio turi gauti, nes pas juos labai daug aistros, kad aistrą sudeginti, jie turi fiziškai judėti. Pas brahmaną mažiau aistros, jis gali nusėdėti vieno vietoje ilgai. Pas kšatrį tiek aistros, kai jis turi lakstyti. Sėdai mašiną, važiavo, aha, paderina, labas, čia tvarkom, darom, aha, vyksta reikalai. Jis turi būti veiksme, koordinuot sistemą, jis labai geras strateginis. Jūsų mergaitė yra kšatrį, stopudova. Stopudova. Gintarė vardas, jo? Stopudova kšatrį. Jinai valdys, jinai norės būti lyderė, jinai norės jeigu kažkas nepasiseks, tai jau viskas labai blogai. Pas jos yra juoda balta mąstymas. Gerai, blogai, valdau, nevaldau, šlovė, nešlovė, reikia išmokti spektrą gyvenime pamatyti. Ir labai tą čing. Ir jos ką reikia išmokyti, neprisirišti prie rezultato, nes jie labai ryšasi prie rezultato. Jie du išeideda, bet labai nori rezultato iš kito ir iš savęs. Ir kai jie negauna, jam labai sunku. Jos reikia mokinti balanso, pusiausvyros, nes jie labai dažnai sviruoja. Jie mėgsta šokti, jie mėgsta labai daug būrelių išmokti. Kadangi daug būrelių, kai tu žinai, tu gali kontroliuoti padėtį, kai tu išmanai ir tą, tu niekur nepasimesi, nešlovės negausi, o kšatriui nešlovė yra baisiau negu mirtis. Nešlovė yra per daug toks vizdyt, suprantu. Kaip? Звездная болезнь, kaip būna. Nu ir gerai, nori bus... Iš šlovės tai jau viskas, tiesiog neįmanoma vaiką praminti. Tai nukreipkite, jeigu tampa šlovinga materį. Šventoji. Taip tą šlovę nukreipkite. Nori šlovės, tap tyras baktas. Visi lenksis, vyrai lenksis, visi lenksis. Prašys iniciacijų. Bet kitko įskonė jau leido moterim išventinti mokymus. Viskas, gali būti guru. Tap, prašau, nukreip savo tą ambiciją, sakyt. Tap šventoji. Išsivalyk savo egoizmą, savo tokią, tokius visus. Išsivalyk. Nukreip tą jėgą, kodėl kšatriai pasiekdavo šventumą Šrimad Bhagavatam yra Dhruva Maharadžo istorija, paskaitykit. Ką žinau, kurioje giesmėje. Labai graži istorija. 5 metų ar kelių metų laikas. Reiškia, labai graži istorija, papasakosiu. Gyveno imperatorius, karalius, turėjo Dhruvą, sūnų. Jam buvo labai nedaug metų ten. Tikrai. 5, 6, labai nedaug metų. Ir jisai turėjo 2 žmonas. Ir jisai buvo nuo... Kaip ten dabar? Kaip? Ta prasme, jisai buvo nuo tos žmonos, kuri nebuvo mylima karalius. Karalius mylėjo vieną labiau negu kitą. Bet kame buvo konfliktas? Dhruva norėjo užsėsti ant kelio, ane? Ir ką? Kita žmona atėjo ir sakė, tu neturi sėdėti. Jo. Va, tas berniukas norėjo atsisėsti savo tėvo ant kelių ir atėjo ta kita žmona, ne jo mama, bet kita, nes tais laikais buvo leidžiama daugiau žmonių turėti, jeigu turi potencialą išlaikyti gerų vaikų. Ir jinai tą pasakė, sako, tu neturi teisės sėsti ant tėvo kelio, nes tavo mama yra žemesnio gimimo, jo? Iš žemesnio sluoksnio socialinio. Nes karalis galėjo vesti ir, visokių. Ir užteko šito dalyko, tas vaikinas taip nori kelias, kaip čia pavadinsi, berniukas, jis tokią ambiciją, jis taip įsižeidė, bet taip įsižeidė, tokią ambiciją. Jis pasakė, sako, aš noriu atlikti askezę, kad gauti didesnius turtus, negu turi mano tėvas ir negu turi Brahman. Kad, man niekas čia neaiškintų, supranti, sės, nesės. Tokią ambiciją nuo vieno pasakė. Ir jis pas mano mamą sako, noriu to dalyko, sako, mama, turi kreiptis į Višnu. Į Krišną, jis valdo visą turto potenciją. Sako, eik į mišką, ten medituoji išminčiai. Ir tu pasieksi Višnu, gausi visus turtus. Ir ten jokios tau nepapuolins niekas, kaip sakyti. Ir viskas, jisai išgirdo ir paėmė ir išėjo iš namų. Tiesiog tų laikų berniuko psichofizinė lygis. 4-5 metų berniukas išgirdo, išeina į mišką medituoti. Toliau, čia nesibaigė. Aš neatsimenu detalių, bet ten detalėse ten tokie dalykai. Jis atsisėdo, viskas, kaip medituoti, reikia medituoti. Jam pasakė, reikia medituoti. Va medituoti. Jis nori su Dievu susitikti, įgauti turtus.
Jis tiki, iškart tiki, jam nėra tai fantazija. Jis atsisėda džiunglės, atskrenda Narada Munis, kadangi toks yra išminčius, Vedose aprašo mūsų visatai. Narada Munis, kuris neturi va šito grubaus kūno, neturi materiaus kūno, jis keliauja. Jisai žino, kad tokia būtybė yra. Jis atskrenda pas jį, sako, aš tave galiu apmokau. Ir jis instruktuoja, kaip reikia atlikti mistinę jogą. Sako, eik prie šventos upės, atsisėsk ant elnio kailio ir pradėk meditaciją. Pirmą mėnesį ten nevalgyk, ko ten palauk. Valgyk tik tais lapus ir šaknis, antrą ten mėnesį, ar ten vėliau nutrauk ir lapus ir šaknis, po to pereik išvis be nieko, 3 kartus maudykis. Įsivaizduok, tokie metai, ten nerealios askezės davė, žinai, matė jo lygį. Ir tas iš ambicijos sėdo ir pradėjo medituoti. Pirmą ten rašo, valgė tik tais vaisių, šaknis ir lapus. Po to valgė tik šaknis ir lapus. Po to nutraukė, paliko tik ant vandens. Po to vandenį nutraukė. Įvaldė kvėpavimą, liko tik ant oro galų gale. Ant oro liko, iš pranos maitinas, iš gyvybinės energijos. Jis meditavo ir išvydo savo širdį, transcendentinį pavidalą. Ten parašyta, per pusę metų pasiekė. Neatsimenat, kiek nubračkai, bet atmintis. Tai pasiekė per labai trumpą laiką, ten ne per pilnus metus pasiekė samadhį. Jis pamatė Dievo formą savo. Jis pamatė, reiškia, širdį, po to jinai dingo, jis atmerkė akis ir pamatė priešais. Ir sako, ko tu nori? Ir Dhruva sako, aš sako, prašiau stiklo šukių. Aš kai pamačiau tavo formą, aš nebenoriu nieko, man yra užtenka matyti formą. Bet Krišna sako, tu prašei ir tu meditavai su tuo tikslu, aš turiu tau duoti. Ir Dhruva gavo atskirą planetą. Tai yra šiaurinė žvaigždė. Tai yra transcendentinė planeta. Tai nėra materiali. Šiaurinė žvaigždė yra šitos asmenybės planeta. Ir Krišna tapo durininku toj planetai. Ta prasme, jisai saugo įėjimą į tą civilizaciją. Tai yra šiaurinė žvaigždė. Tai yra išskirtinė planeta, kurioje gyvena išskirtinė asmenybė. Ir pats Krišna jam tarnauja kaip durininkas. Tai va kšatrio ambicija. Išgryninto kšatrio. Jeigu mes mažai ambicingi, tai irgi dar nėra išgrynintas. Jeigu tik kšatris, tokia daryti. Žaibas. Tai va kaip galima kšatrio natūrą nukreipti. Jį reikia palaikyti. Negalima vaike, kuris yra kšatriškas, užrakinti to, kaip pasakyti, užstabdyti jo, užgožti jo jėgos. Reikia kryptį pakeisti. Kryptį pakeiskit. Parodykit, kad ta kryptis yra jam labiau duos naudos ir visiems kitiems, negu ta kryptis, kurią jis pasirinkęs. Ir viskas. Ir jisai šaus kaip kometa, kaip sako, jisai jau kaip raketa skrenda, reikia panaviguoti. Jam galima net neaiškinti tos prigimties, galima tiesiog sakyti trūkumas, nes ta prigimtis turi savo trūkumus. Disbalansas, rišimasis prie rezultatų, juoda balta mąstymas, tikslo siekimas nepaisant visko, suskriaudimo kitų. O tuos momentus jam reikia aiškinti. Nebūtina šnekėti čia kšatras, nekšatras. Tai yra prigimtis. Sugalvoti metodikas, kurios padės jam suvokti trūkumus, kurios skatins jo vystės, kaip sako, stipriasis pusės vysto, o silpnasias O jeigu tu neišlaikai va to, kaip jūs sakote, tas kšatriško, tai kai tas mažas vaikas, o tu gaunasi, kad jis stipresnis už tave, jis eina ir aiškina ir tiesiog, kad tau jau kryptį parodyti, kad jau čia tam pačiai įgyventi. Tokias mergaitės sutvarko tėvas. Mergaitė paauglystėje sutvarko tėvas. O tai jeigu nėra galimybės, kad tai sutvarkytų? Organizuokit, kad jinai turėtų bendravimo su vyrišku pradu. Turėtų bendravimo su stipriu vyrišku pradu. Geriausiai, kad būtų minimum kšatrio, geriausiai, kad būtų brahmaniškos prigimties. Nes kšatreika, moteris, kad jinai gerbs brahmaną, nes jisai labiau savitvardai.
Natūraliai geras. Aplamai moteris, kšatrė tai ypatingai, ten siaubas gali būti šeimoje baisi ragana. Jeigu vyras yra žemesnės prigimties, jei neparodo tinkamų savybių, jinai negali pradėti gerbti. Nu niekaip. Jeigu vaikščios daugiau natūros moteris tokia prisėdaptuos, nu ten, yra turto, yra mama šiltas, ten kaip sako, čia taip, kšatrė negali. Vat negerbė ir tiesiai šviesiai dada, eik pašol, kaip sakot, ir tada vyras pradeda dažniausiai gerti. Toksai. Negali, tokia vibracija stipris pradeda gerti. Nebet laiko. Tai vat vyras dažniausiai ir sako, vediniai psichologijai, jisai turi būti minimum tokios pačios prigimties, bet geriau, kad arba aukštesnės. Nes jeigu aukštesnės, tai jis apvaldys tą kšatrį. Kaip sako, su savo jėga paims ir... Bet geriausia, kad tos pačios būtų, nes kšatrijom tai bramaniškas vyras intelektus yra per lėtas, per daug masto, jį reikia judėti, pomėgiai ten skiriasi, jis per mažai praktiškas dažniausiai būna. Geriau tokį patį, bet toks, kuris būtų dar didesnis už ją kšatrijos. Yra valdyti. Jau jinai ten tokia nevaldoma, tai turi būti dvigubai didesnis, kuris apvaldytų. Tai va, gintarė, jeigu jinai tą reikės paaiškinti, jinai gali ieškotis tokius sužeistus berniukus, kuriuos galės globoti. Gerai, čia viskas kaip sako, nieko prisiglaus. Ir tuo pat metu jinai bus nepatenkinta viduje, kad jos nieks negloboja. Ir tuo pat metu jai konkuruos. Ar didesnis pasitenkinimas yra nuo savo, kad jai leidžia kontroliuoti, valdyti, ar didesnis nepasitenkinimas, kad jos negloboja. Tai kšatriškos moteris ant to paslysta, jos pasirenka silpnus vyrus, į ten savo globą pradeda demonstruoti. Nes jas linkusios globoti natūraliai. Nes supranta, kad vyras ne tas variantas yra. Gali ten balandžius, ten vaikus, ar ten visą filmą globoti, bet vyras, jeigu ieškosi, o egoizmas neleidžia, ką čia mane valdys šitą, kaip čia sakyti. Nes supranta, kad ten laimė yra. Galbūt nesutinka tokio. Tai vat organizuokit, sudarykit sąlygas, bet jeigu mes mokyklėlę padarysim, ne, nuo rudens, tai vat ateis gal berniukai, kad bendrautų, bet būtų gerai, kad kažkokiam tai būtų bendravimas su vyrišku pradu, kuris ją apvaldytų. Tada jinai suprastų savo vietą. Kitu atveju jinai visus stumdys. Ir tai daro. Stumdė visus. Reguliuoja, kontroliuoja, čia tas, anas, trečias. Turi, kaip pasakyti, pajusti, ką reiškia būti globojamai ir ką reiškia skriaus kitus. Apvaldyti. Moteris jau sunkiai apvaldys savo dukrą. Nebent riekaus ten ir tapysis sieną iš kitas. Tėvas ateina į statą į getą. Bet būna tokios, kur tėvas net negali pastatyti. Tada galima parodyti duris, sakyti, va čia yra duris. Eik susikurk savo gyvenimą, jeigu netinka mūsų taisyklės. Neleiskit paaugliam kurti savo taisyklių namuose. Kai pradeda jie kurti savo taisyklės, tai jau tada prasideda. Nekas jau. Jai labai gerai kšatriško mergaitėm tarnaut, tai yra mokytis tarnystės, egoizmą valyti. Kovos menai gerai, jeigu žmogus, kuris kvalifikuotas veda, labai gerai. Jos gali išleisti savo tą aistrą, bet kartu išmokti, kad tai yra, suvokti, kad tai yra gynybai, tai yra globai skirta, o ne savo demonstravimui išdidumui. Jos labai daug gali padaryti, labai daug pasiekti. Tik tais išeliminuoti svarbu tuos momentus egoistinius, kurie eina su tą prigimtim, kaip piktžolės. O pas ją labai daug tos šakti, tos energijos gali daug pasiekti. Daug pasieks, tik žiūrėt, kad, nepriskaldytų kitiem, kaip man. Jisai nejaučia. Pas kšatrius 4 čakrą širdies centras silpnai būna išvystytas, pas jos 3 centras išvystytas. Valia, organizuotumas. Bet jie sunkiai jaučia, ką kitas jaučia. Jis stumia savo planą, nutarė į davai kaip traktorius. Kas pasimaišė, karduojasi ten, nukojau, varau toliau. Jis sunkiai jaučia, ką kitas jaučia. Jam reikia 4 centrą, širdį minkšti, verti. O tai va tarnystė yra labai gerai, kai jam duodi tarnystę, tu nori valdyti, davai valdyk žmonės. Valdyk, pavyzdžiui, už save jaunesnius. Ten kažkas cip pradės ten į pirštą įsipjausi, globok, valdyk. Ir taip jis pradės jausti
Tai vienas karate meistras, kaip įdomu buvo pamatyti, gale gyvenimo pasiekęs ten 10 ar 9 ten laipsnį, tai Juda Dana, sako, ką jūs išmokė karate? Sako, aš išmokau jausti kitą. O taip Kšatrijas užaugo iki gyvenimo galo. Sako, aš juntu kitą per karate. O toks stovi, kad ten Dieve mano, jūsų pirštų užmuš, tikrai. Žinot, kai jie ten 10 metų ar 20 į tą patį. Tas, kaip sako, kaukolė tau su menkiu trenktelėjo kaukolę suskalyti. Tai tau tokia jėga išsiugdo baisi. Ten kaulų struktūra pasikeičia pas jos, suretėja. Jie gali trenkti ir kaulai nelūžtam. Taigi, įsivaizduok, 10-20 metų į vieną lentą daužai. Kasdieną po 2-3 valandas po kitą. Tai sako, aš išmokau jausti kito skausmą. Jausti kitą. Iškėva, pasidarė. Ir to sako, meistras yra tas, kuris per savo aistrą, per savo agresiją pavirto į taiką. Per kovos meną taiką įgavo viduj. Bet čia Kšatriam didžiausia problema, nori kautis pastoviai. Ir jie besikaudami įgauna taiką viduj, nebenori kautis. Ir sako, eina tas meistras, ir tau galvoja kažkoks pagaliukas eina ir viskas. Kiti leidžia, kad juos primuštų, žinai, kad tik tais neįtai kovą. Žinau tokiu atveju, kad pamušė, nukrito, žinai, nu, ten pripratęs prie tokių smūgių, kad ten tų chuliganų smūgiai tai kaip paglostų. Nukrito tenai, pati valdė, ne? Aš sakau, kad čia taip daryti reikia, ne, bet patį principą transformuoja agresiją į gerumą, ne? Tai va ta mergaitė, kuri linkus valdyti, kada jinai daug valdo ir užsiema dvasinę praktiką, valdymas pas Kšatriją pradeda keistis. Jis valdo švelniau, jautriau. Jisai mažiau kitą sužeidžia. Pavyzdžiui, firmui vadovas, nedaleisk mane, jis tampa jautresnis, minkštesnis. Nes yra disbalansas, pas jos kietumo daugiau negu minkštumo. Šeimoje jis pradeda mažiau iš kito reikalauti, mažiau pretenzijų, mažiau valdymų, mažiau kontrolės. Jie dažnai mėgsta antrą pusę kontroliuoti labai. O jeigu abudu kontroliuotojai, tai ten jau patikėkit. Ten jau eina, kaip sako. Po to atskiruose kampuose jau nebent jau pasiskirsto arba gerbė, nesikiša, geriau čia nesikiša, kaip sako. O bet vaikų, koks metodas tas širdies minkštinimo? Sakau, tarnystė. Tarnystė kitam žmogui. Džiaba, tarnystė dievybėm, bet ypatingai tarnystė kitam žmogui. Va Teresė buvo kšatriško tipo, motina Teresė. Tai jinai kaip jinai transformavosi, jinai pradėjo rinkti tos ligonius visokius. Ir iki galo gyvenimo vis tiek išliko tarp pas ją tokio, biški kietumo, bet jinai labai stipriai transformavosi. Ir sukūrė, dažniausiai jeigu daro projektą, tai daro projektą maštabinį. O mes turim tokių mokytojų, o tai buvęs jūrų pėstininkas Indradžiūnas Vanis, ne? Tai jau kai jis daro tarnybą, tai ten, kaip sako, 5 autobusai baktų, 1 pagalbiniai, Vudstoko festivalis jis organizuoja. Ten per futbolo aikštę tokia, 1 baktų, įsivaizduoju, futbolo aikštės dydį, Vudstoko festivalį kasdieną gauna baktų renginiams. Scena su pandalu, visokios lavkės tos, žinai, kur vienur joga, kitur ajurveda, kitur ten dar, kitur patinė. Jis o tokį projektą stumia Krišnai. Jis gerai žino strategiją, o jis panaudoja. O pasiūskit ją į Lenkijos turą vėliau. Oi, kaip gerai jie ten žiūrės. Kas nors buvo, ne? Tai ten ir galės ir šiukšlės parinkti, ir prasadą padalinti, ir prisidėti prie valgio gaminimo. Ten vien tarnystė. Jai reikia tarnystės. Tarsi dvasinė praktika minkštinis. O materialiai tai geriausiai, kad eitų kokius būrelius, debatų klubai, vystys intelektą, logiką, šokiai tie patys, taip toliau. Bet jie pas mus taip būreliai surėdyti, kad širdies nelabai minkština. Daugiau eina, kad tu asmenybė, tu čia pasieksi, žinai, eina tas išdidumas. Padaikit, jeigu kovos menai traukia, tai pasvaitę nueina. Kovos menas biškyje, kaip sakiau. Jeigu išmoksta savyginos ir išmoksta tą aistrą transformuoti į ramybę. Jeigu jie, Kšatriam problemą, žiūrėkit, ten, pavyzdžiui, dainininkai būna, pagrindė dabar tos žymybės, tai Kšatrijos va. Tai jiems kažkas tik nepasiseka, baisus skandalas, baisus pergyvenimo, egoizmas, baisus egoizmas, nesvietiškas. Iškai net liko praktikos. Nusilenkimai labai gerai vakar šnekėjom apie paklonus, ne? Lenkis, kai sakyt.
Bet jai reikia tai išaiškinti, kai kyla ambicija ir sakyti, tu matai dabar esi silpna, tu ambicijų, tu emocijų, tave gali bet kas paveikti. Nori Tai vaikai kieno klauso paauglystėje? Nei tėčio, nei mamos klauso. Klauso kitų. Svarbu ne tėvas ir ne mama. Tai va, vaišnaviškos vaikų užsiėmimai yra būtini. Ir kiekvieną dieną, sulig kiekvieną dieną, kai jų nėra, vaikai degraduoja. Kiekvieną dieną eina į vaikų degradaciją. O kai kitas pasakytų iš šono, pavyzdžiui, ten koks mokytojas, ne, suklausytų. O kai mama sako, neklauso. Nu ką padarysi? Nu nepadarysi nieko dabar. Negi ten pradėsi šaukti, kariauti. Mes padarysim būrelių, gal ir pakviesim. Bet visumoje, nu tai jeigu jūs praktikuojantys šeimą esate, tai ką, labai paprasta, statot altorių, statot, reiškia, pradedat garbinti, išmokinate garbinti. Kad jinai garbintų. Ateinat į šventyklą, tegu dalina maistą, tegu kartoja džepą. Į praktiką. Čia daug teorijos nereikia, turi praktikuoti. Jeigu nenori praktikuoti, nu nepriversi, tada turės ragai apsilaužyti ir sakys, nu gal aš žinai noriu po 10 metų. Bet idealiausia, kada susitinka su kitų vaikų, su kitų baktų vaikais ir bendrauja tarpusavy. Tai jie, kaip sakyti, įkvėpia vienas kitą. Ten per retrytą biškį klausiau, ten apie Krišną jie pasišneka viską. Jo, vaikai. Nu, žinai, jeigu vienas ten nežino kažko, ten nusivairavęs kažkur, tai kitas ten apie Krišną pašneka. Dėl to baktų vaikam bendrauti tarpusavy yra labai svarbu. Nes per bendravimą, paaugliai per bendravimą praktiškai įsikvėpia. Su bendramžiais. Ne kiek su išsaugusiu, bet kiek iš bendramžiai. Ir jeigu tie bendramžiai papuola nepraktikuojantis, tai jie įpučia tam tikrų modelių, nu, tam tikrų programų. Bet jeigu jis bendrauja su praktikuojančių tėvų vaikais, kurie patys kažkiek tai nori eiti, tada jie vienas kitą augina. Ir jeigu dar mokytojai yra patys baktai, susirenka mokyklėlė, pradžiai kas yra kirtinas, davai giedok, jeigu ten nori lyderiauti, davai giedok 10 minučių, Hare Krishna. Po to vienas kitiem lenkiasi. Po to eina, reiškia ką, studijuoja vertybės, aiškinasi, va ten reikia aiškinti jiem, rodyti filmą, kur galų galia per filmus ir tos pačius yra gerų Hollywoodo filmų, kur parodo tą momentą, kad tu per savo tą kšatriškumą nieko daug nepasieksi, kad reikia kitų savybių, reikia balanso, yra metodikos, reikia domėtis metodikom, siųstis iš užsienio. Ir taip toliau, reikia investuoti vaiką, o ne taip, kad paleidau, čia užaugs. Tai matom, kokia užauga. Kai medžio neprižiūri, užaugo, va toks. Nu, natūraliai užaugo, bet natūraliai kreivas. Čia lipdymo. Taigi šeimos ašramas yra išskirtinai skirtas vaikui lipdyti. Viskas. Išskirtinai tam tikslui. Vaiką atves pas Dievą. Šimad Bhagavatam Rižabhadevas sako, jeigu tu negali vaiko arba pavaldinio atves pas Dievą, netap nei tėvų, nei mokytojų, nei direktorių, nei karalių. Nu tai čia aišku pasakė, sakys, ojojojojoj. Nu bet patį principą parodė, kad stenkis. Prabhupada irgi ne savo vaikų netvedė į tą bhakti jogą. Ten rodo, kad Kali Jugoj taip užteršta, kad tie vaikai gali grybauti. Bet pats principas - investuok šeimoje į vaiką. Tai yra tas statusas, tik vienas tarp 3 vienuolystės statusų. Nepamirškim, tai yra vienas iš 4 etapų. Pakankamas etapas, kada tu pakvieti dušę, jai duodi kiek tu gali ir eini toliau. Ta dušė eina toliau. O ne tai, kad visą gyvenimą aš gyvensiu savo vaikų, plauksime laivų, kaip... Ne, sudedi. Kiek gali. Bet dedi, o ne tai, kad, nu čia, natūraliai viskas įvyks. Investuoji laiką, ieškai, žiūri. Kažkaip tai. Bendrauji su tėvais, kurie išsprendė tą problemą, aiškinis. Aš neprisakysiu jums tų metodų, bet aš savo vaikų neauginu. Tai va, kiek svarbu yra vaikų švietimas, yra be galo svarbu. Bendruomenės brandumas, tai yra vienas iš rodiklių, kad bendruomenė brandi, tai yra jie vaikais rūpinas. Viskas. Tom viskas pasakė. Vaikai natūraliai netaps baktais. Netaps. Taip, aišku, mūsų pavyzdys yra labai svarbus tėvų, bet jeigu mums reikia švietimo, kad mes baktais kaip formuotumės, tai ką kalbėti apie juos? Mes tai dar galim atskirti kažkiek intelekto. Tai kokio jiems švietimo reikia, kad jie formuotųsi?
Jeigu mes suaugę sunkiai formuojamės, kaip bhakti jogai tobulėjom, tai kokio jiems reikia švietimo? Kokių metodikų patrauklių, žiūrėkit, kiek jiem yra daug šitų gundimų. Blizgučių. Tai reiškia, mes turim taip sukurti tą bhakti jogos praktiką tokią blizgę, kaip sako, nesti, kad jie vogti ir pagauti. Tai kiek reikia mozgų. Dėl to bhakti pradėjo kurti žaidimus, bhaktiškus, ten yra 3-4 metų vaikam jau yra tokie žaidimai, žinai, kur ten podynės, ten kažkas, tai medaus Krišną gauda ir kažką jau yra. Tai va, ar kas nors žino? Nežino, yra internete uždykas, jūs duokit vaikam, kas turi mažus vaikus, žais bent jau Krišną akise. Kažkas tai reiškia, filmų nėra, filmai labai galingai veikia. Nėra. Knygučių nėra. Tai mes žinom, kad nėra, bet aš skatinu, kas turi polinkį, ne visiems, bet kas turi polinkį. Eikit vaikam padėkit, o kas neturi polinkio, tai padėkit suorganizuoti tas dalykas. Tos prigimtis tada gražiai formuosis. Jeigu bus šatriškas vaikas, ten greit nustatysim, pažiūrėsim, kad tenais, kaip sakyti, išmušti tos. Jeigu bus verslininko, jau ten viską į kišenės, jau saldumynus į kišenės, tai tu, kaip sako, į viską kaup. Tai sakysim, kur ten ką, prašom vaišin, prašom labdarą. Ką aš norėjau pasakyti, norit produkto, reikia sukurti fabriką. Ir viskas. Fabriko nebus, produkto nebus, o fabrikas yra sistema švietimo. Švietimo sistemos nebus faktų. Nebent jis iš praeitų gyvenimų per viduje, per intuiciją eina, va taip kažkaip išjausdamas, ten tėvus mato, laviruoja, kažką išlaviruoja, bet tai nuklausyk, paleis savo vaiką laviruoti, bet kada gali. Žinai, kad už laviruos ne ten, ir po to 10 metų ten kokia nors gaus tą nuoskaudą, žinai, suguls su kokiu vaikinu mergina ir viskas pastos, paliks ją, ką daryti. Vaišnavė, ką daryti. Vaišnavai portų, kaip sako, nerekomenduoja, o jėtus, aš nenoriu net galvoti. O tai yra realu, žiūrėkit statistika, nepilnamečių nėštumo šaukia. Vat vaišnavė, sakys, aš noriu diskaną, į tūsą, techno, ne, naktiniai klubai, davai eik, Jeigu nebus paruošta, kaip bendrauti, kaip kalbėti, iki kiek dasileisti priešingą lytį, iki kur dasileisti, tai ką jinai ten padarys? Jinai pagal savo jausmus, o jausmai nežinom, kokie bus. Ir po to grįžus dar nepasakys, išaiškės po kažkiek mėnesių, kai jau pradės jausti kažkas čia, kažkas čia, labai sunkiai paauglystė bhaktų vaikams. Jie išeina į sistemą, iš vieno pasaulio į kitą, jie turi derinti. Ir suaugęs turi padėti jam derinti. Nes pats suaugęs derinas. Bet jeigu jie praeina, tampa plėni. Niekas nepalankstės. Taip, bet čia labai dabar sunkiai tada yra užduotys, dabar reikia... Garsiausiai. Sakau, dabar tada reikia sukurti va tokią sistemą, kad padėti tiems vaikams. Mes jau 2 metus kalbam apie reikia. Ir po 2 metų nieks nesusikūrė. Dėl to piktas esu. Visi šneka, kad reikia, bet atsirado va dabar Milda, kurie stums. Tai prašom visus palaiminimus ir maldas šitai moteriai. Kai atsitiktų vis labai rytus. Galima šviesą atgesinti. Šviesą galima atgesinti kambarį. Jolita, šviesą galima atgesinti kambarį. Nu gerai. Nors tiek gerai. Gerai. Subtiliai viskas. Tai vat ką aš norėjau pasakyti, kad čia vėl tas yra protas, kada mes turim paskaitas, ar ten apie vaikus, ar ten suaugusius, prisiklauso, o pat ateina žmogus ir sako, vat kaip man tą padaryti. Aha. Toks pojūtis, kad žinai, vat paims ir per vieną dieną padarys. Arba ten vat pakalbės jam kažką ir padarys. Tai pasikeis. Tai ta vat tinginystė, nenoras investuoti tos dalykus. Tai dėl to Prabhupada sako, jeigu sako, nebus vaikų švietimo, tai apie geresnį ateitį net nemąstykite. Nesvarbu, kad jūs patys norite. Prabhupados yra citatų, jinai skamba taip. Jeigu vaikai bus dvasiškai šviečiami, yra
tikimybė, kad susilauksim šviesesnio rytojaus. O taip tiksliai gana atkartoju. Jis kalbėjo apie vaikus kalbėjo. Nes mes jau viskas, nu jau hrenai esame tokie, viskas. Daugiau mažiau, va, kaip šitą armatūrą. Nu tokią formą, ten išlankstys viršui kažką galime, tokia užsidėti tokius pagražinimus. Bet jau mes apsiformavę. O iš jų dar gali tokius padaryti. Gražius dalykėlius. Gražius. Tai va, kurkim, dėkim, nepasiseks, bus klaidų, nu tai čia neišvengiamai, bet tai... O kam čia pasisekė iš karto? Dangus padės, pastumdys, kaip sako, čia. Nes pas daugelis šeimuose, pavyzdžiui, nėra tėčio, viena mama augina tą vaiką. Nu ką tu ten daug pasakysi? Viską žino ta mama, kad čia trūksta vyro, energijos tėš, nu bet... Reiks kurti sistemą, kuri tos trūkumus kažkiek tai kompensuotų tos trūkumus. Nereikia kalbėti, čia nėra kalbėti iš tikrųjų. Ir internetas pilna medžiagos yra. Ir filmukai, ir animacijos, ir knygučių, suskitės, verskitės ir dalinkit vaikam. Kur problema? Nueikit Krishna.com, parduotuvė yra visas skyrius, vadinasi, vaikų skyrius. Ten viskas, drabužėliai, maikės, žaislai, dievybės, ko nori. Ir modeliai sukurti Indijoje yra, tai galima ir... Na, į modelį tai aš nelinkęs esu taikyti, nes modelis Indijai neveiks modelis Lietuvoje. Galima pasiimti tam tikrų aspektų. Iš Anglijos, iš Indijos, iš kas... Anglai gerai įsikūrė ir turi tokias sekmadinės mokyklėlės. Bet Lietuvoje yra lietuviškas modelis, turės būti, su lietuvišku tokiu niuansais lietuvis. Pavydumo, uždarumo, konservatyvumo niuansais. Tai čia reikės pasispręsti. Lietuviai turi savo tokius niuansus. Aš kiek patekė man ves pamokėlį, kol po to supratau, kad nesu pašauktas ten su vaikais taip, bet kiek teko, tai yra nepaprastas gėris jausdavosi viduje. O mes turėdavom vertybių pamokėlę, pas mus duodavo tai. Pirma, kirtanas, visi sustojam ir dainuojam Hare Krishna. Po to visi mokytojai ir mokiniai susirenka, nusilenkia vienas kitam ir visi įsiskirsto pamokėlės. Vertybių pamokėlė buvo būtina pamokėlė. Tai yra, nu, ir visi jos norėdavo. Ir susisodindavo ten 4-5 berniukus. Ir aiškindavo, ir po tos pusę valandos jausdavosi labai stiprų gerumą. Tikrai tokį nesentimentalų, ne tai, kad ten lelelė, bet gilų tokį, kaip po džiapus geros. Jausdavo labai Prabhupada patenkintas. Kaip mokėdavau, taip aiškindavau ten, žinai, kaip sakyti, kiek reikėdavo, kaip sako, išminties, sudėtingą dalyką, nuleisti jo lygį. Tai čia sunkiau negu suaugusiam. Kas yra Dievas, klaus vaikas. Kaip ten, kas yra Dievas? Dėdulė stiprus, ne, turi aišku. Turi realizaciją. Aš pasidalinsiu, kad šitą, matas kaip irgi paauglys, bet kol nesukūrėm čia nieko, tai jisai jau rado, jo draugę. Jį nusivedė į tokį, kaip psichologinis centras, jis sako, kur buvai, sako, toks, kartu saldu vadinasi. Ir jisai pradėjo eiti tenai su jie, su ta draugė. Tai vat, sakau, kaip va čia vaišnariškai, net nesusikūrė, praleidom progą galbūt. Aš su juo paskui kalbėjau, sakau, ar tau patinka ten, sako, taip, mes, sako, dainuojam prieš valgį. Paskaito ten istorijos, apie sūnų palaidų, ten iš Biblijos matyti. Krikščioniškai pagrindai. Bet sakau, bet tai tu nuėjai pas Donatą, tai kažkur, tai sako, čia tai profesionaliai, jisai taip sako, čia taip labai rimta. Ten sako, mes žaidimą praverim, viskas tokio žaidimo. Ne, tai su saugusių programas eidavo už tai. Jo, gal. Bet kaip aš man taip keistai buvo, kaip pražiūrėjom, atrodo, ne? Bet aš tai mačiau iš karto, kad ten pražiūrime. Aš jau kas Aglė ten skalampėdavo, man atrodo, kaip buvo. Nes tikrai jiems reikia ir jie paaugliai ten ir važiavo į stovyklą, jie lipdė tapetus, jie ravėjo daržus senelius iš to pačių. Nu va, aš nežinau, kartu saldu. Bet ten nėra tokios ryškios pakraipos, bet ten šeima, kuri daug vaikų turi, jie yra krikščionys.
krikščionys, matyt, atsidavė. A, krikščionis yra, tai vis tiek jau jie tas vertybės dėvė, ne? Jo, tai sakau, jie dainuoja prieš šalis, tik tai sakau, kad čia nerado, jisai tokia susitikimą su draugais tokio amžiaus, o ten rado. Labai geras momentas. Po to pražiopsim. Galim sugaut, kol dar yra interesas žmonės. Nu, bus gal dar kokių klausimų. Nebūtinai apie vaikus šiandien. Tai ką, tada mes einam prie saldžiosios dalies, kartu saldu. Ne? Štai jau. Papietausim, pavakarieniausim. Jovita iškepė kiškį kokį.